Aš palaikau tą poziciją, kad vaikai turi žinoti ypač svarbiausius pasaulio įvykius. Aš džiaugiuosi, kad man augant, mano tėvai ir seneliai man pasako apie tai, kas vyko Lietuvoje tuo metu. Aš buvau puikiai supažindintas su kovo 11 įvykiais, su sausio 13 įvykiais, kai vyko Rusijos pučas. Taip pat buvo daug kalbėta šeimoje prie pietų stalo apie tai, kas darosi ir kas mums gali grėsti. Taip kad šiandien aš savo vaikams lygiai taip pat pasakoju apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Su vyriausiu, kuriam yra 13 metų, jau mes galime diskutuoti, ir apie geopolitiką, sakykime, kokie gali būti Rusijos tikslai, koks galėtų būti Ukrainos atsakas. Tuo tarpu mano mažiausioji Gertrūda 5. Šiaip irgi kalbėjomės, kai vyko įvykiai Maidano aikštėje, mes kalbėjomės apie tai, kad žūsta žmonės. Žūsta žmonės, kurie nori savo laisvės, kaip ir Lietuva norėjo savo laisvės ir Lietuvoje žuvo žmonės. Aš labai džiaugiausi iš tikrųjų, kaip vieną rytą pažadinusios dukros išskleidė plakatą, kuriam buvo Ukrainos vėliava ir pripiešta gėlių ir parašyta Ukrainos laisvė. Ir tai reiškia, kad tos pamokos ir mūsų diskusijos, jos pasiekė tikslą, kad vaikai iš tikrųjų suprato ir tai yra jų širdyje. Kita vertus, aš suprantu, kad istorija dėja, kad ir kaip būtų liūdna, jinai yra greitai pamirštama. Mes netgi dabar stebime apie tai, kad, pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio karo įvykiai, kurie viena vertus atrodo taip neseniai buvo, jau mes taip jos matome tik tai iš istorijos perspektyvos. Apie juos skaitome tik tai istorijos vadovėliuose, nors žmonės, kurie dalyvavo tos įvykiuose, vis dar yra gyvi. Tai norint užtikrinti testinumą, norint užtikrinti suvokimą istorijos, reikia pradėti tai nuo mažų dienų. Ir vaikai turi tą suprasti. Ir aš tikiuosi, kad mano 4 vaikai užaugę atsimins, ką jiems reiškia laisvė ir supras tos žmonės, kurie tos laisvės siekia.